Žodžiu, sveiki studentai. Šiandien susitikome su Marium. Tarsime šiek tiek apie stipendijas. Aš užduosiu jums 3 klausimus, jis jums atsakys. Blogo pabaigoje užduosiu klausimą jums dėl pakabuko. Taigi, Mariau, kaip gauti stipendiją? Sveiki studentai, prisistatysiu dar kartą. Esu Marius Vaičiulionis, socialinių ir akademinių reikalų komiteto pirmininkas. Norintiems gauti vieną BSI dydžio stipendiją, vidurkis neturi būti mažesnis kaip 8,5 ir pažymiai neturi būti mažesni kaip 7. O dizaineriams? Dizaineriams yra šiek tiek sudėtingiau, pas juos yra didesnis vidurkis, bet irgi realiai 8,5, bet pas juos turi būti ne mažiau kaip 8. Kas gali gauti stipendiją? Realiai valstybės finansuojami žmonės ar nefinansuojami? Stipendiją gali pas mūsų kolegiją gauti tik tai valstybės finansuojami studentai. O pavyzdžiui, už ką galima dar gauti paskatinamąją stipendiją? Skatinamąją stipendiją gali gauti žmonės už aktyvią kultūrinę veiklą, už sportinę veiklą ir garsindami savo mūsų kolegijos vardą. Stipendijas gauna ne visi, nes realiai yra tam tikras fondas, krepšelis, iš kurio dalina tą stipendiją tik realiai geriausia. Visi stoja eilėj ir aukščiausia, kas turi pažymį, tas ir gauna realiai stipendiją. Tai čia realiai šiek tiek ir blogai žinia. Bet, mokysies gerai gausi, aišku, tą stipendiją, būsi pirmūnas savo grupės. Tai realiai klausimų turbūt nebus, nes šie yra pagrindiniai, kuriuos gali klausti ir kam tai rūpi iš tikrųjų. O realiai užduosiu aš klausimą jums dėl pakabuko. Tai klausimas būtų, kiek lietuviškais pinigais sudaro vienas BSI. Tai atsakymai į komentarus, o pakabukas ant dienų bus pirmiems 3. Ant dienų? Ant dienų. Ant dienų. Ant dienų. Greitų laikų gausit pakabuką.